Mes kaip visada einam mokintis ir aš įsivaizduoju, kaip ir vaikams sunku, kada žaidi su dideliais vyrais ir kad ir ką bedarytum, vis tiek tai neišeina, ta prasme, padaryti to iki galo, sakykime. Ten kovoji kamuolį, dirbi gynyboje ir kai nesikovoji 1, 2, 3 kamuolių ir ten vis tiek tuo baigėsi taškai, vis tiek iš po krepšio, kad ir kiek be kovotum, tai ten gali motyvuoti, gali galvoti, ką nori, kiek nori, vaikinukus numuša. Tai aš džiaugiuosi tuo, kad ir su kokiais tais staptelėjimais, bet mes žaidėm, stengiamės, kovojom, nerodėm jokios ten kažkokios baimės, kad nenuleidom, sakykime, rankų dėl to, kad rezultatas didelis, o tiesiog mokinomės. Tai aš džiaugiuosi dėl to, kad tiek, kiek čia mūsų dar sveikų yra tų vaikų, kad visi atėjo, žaidė ir stengiasi. Sakykite, ar tikėjotės tokio rezultato būtent? Nu matot, čia pas mane ir taip ta sudėtis skurdoka, galima taip pavadinti, sakykime. Ir taip mes šitom pergalėm, sakykime, nekvepia, kad mes jų laimėtume, bet ir tai trūko vieno aukštesnio vaikinuko, sąlyginai, kaip jį vadino aukštesniu. Trūko žaidėjo, kuris gal kažkiek tai padėtų prieš tą zoninę gynybą. Nu tai vėlgi, kad ir kaip mes čia silpnai atrodom, bet tie keli vaikinukai, kurie daugiau padėtų, gal būtų daugiau padėję ir tas rezultatas būtų toks buvęs. Bet, sakykime, priešininkai ten tiesiog kvailiojo, mėgavosi, bet ką darė, bet ką veikė, tai nepersistengė gynyboje, tai to pasiekojo ir mes. Tų taškų šiek tiek įmetėme, rezultatas nėra, o ten visiškai nepadorus. Bet... Dar pabaigai, sakykite, kokių gerų dalykų išsineša iš šių rungtynių? Ką išmokom? Išmokom kovot, kaip ir eilinį kartą jau eilė rungtynių belieka tik tai kovoti ir mokintis prieš aikštės gynybą, pulti. Išeina mūsų visiškai tie jaunieji ten krepšininkai, visiškai jaunimas, kuriem čia, pasakysiu atvirai, tikrai ne vieta tarp vyrų dar, jiem dar savo amžiaus kategorijose reikia išmokti žaisti, o ne tarp vyrų mokintis, bet ką turim su to žaidžiam. Ir kaip visada tų gerų dalykų galima rasti, kur kovojom, žaidėm, stengiamės, atsikovojom kamuolį, atlikom perdavimą, įmetėm metimą. Tų dalykų yra vaikų tarpe, tai tų dalykų, smulkus dalykai, jie teikia džiaugsmą, tai taip, kad tų teigiamų dalykų nemažai. Ką aš žinau, labai mažai perdavimų atidaviau komandos draugam. Įmečiau 7 taškus, kas tikrai nėra daug. Iš vis komanda, tik 3 žmonės meta taškus. Pasigynėm gal ir gerai. Jie yra aukštesni, stipresni, jauni, susižaidė. Gerai žaidė komanda. Sakyk, ar tikėjotės prieš Jūsų būtent tokio didelio rezultato? Tikėjomės daugiau, nes nebuvo mūsų pagrindinio žmogaus, centro nebuvo. Čia iš vis beveik starto nebuvo žmonių. 2 žmonės, 3 starto viskas. O kas, sakykime, iš apskritai tokia labai sunkia pradžia, pačią pirmą tokia tuščia atkarpą? Tai gal tiek, kad starto nebuvo. 3 žaidėjai starto, kiti visi jaunesni nepatyrė, gal šiek tiek viskas. O Titano komanda kokį vaizdą paliko? Gerą. Iš tikrųjų, galą jie labai šlykščiai žaidė, iš vidurio mėtė. Galą prastai sužaidė, bet šiaip gera komanda.